Skaičiuoju iki 3, susirasti Karolinos eterinį kūną. 1, 2, 3. Aš jau eterinį kūną. Oi, save girdžiu. Aš negirdžiu savęs. Atsitrauk mikrofoną šiek tiek. Aš jau eterinį kūną matau burbulas burbule ir burbulė burbulas dar. Tokia, jeigu va tai pažiūrėjus tą sluoksnį, tai kokie 7 burbulai esantys aplink jos eterinį kūną, tai yra kaip apsaugos padarytos. Tai yra jos apsaugos ir man taip ateina, kad kuo jinai daugiau, kuo daugiau jinai turi metų, kuo tas augimas, tuo daugiau yra tų apsaugų užsidedančių ant jos. Tai dabar jie 3 metukai turi 7 burbulus, ne? Taip. Man ateina, kad gal tai nėra iš tikrųjų pagal metus dabar žiūriu, nes man ateina, kad tai yra jauna siela ir tai nėra, kad su kiekvienais vienas metas, vienas burbulas. Aš supratau. Bet čia dedasi tie burbulai nuo reinkarnacijų pradžios. Man netgi sakyčiau, ir tas yra, kad 7 reinkarnacijos gali būti. Nes jauna siela. Taip. Kontraktas yra pas ją? Matau, bet jisai neaktyvuotas yra. Yra tokia kaip leidimo forma. Dabar atrodo, kad būtų patirčių rinkimas, bet jinai žino, kad yra patirčių rinkimas ir kad jinai turi tokios daugiau laisvės. Nes aš matau, kad eterinėme lauke jinai atrodytų, kad pjausto erdvėje skylės ir kažką kavoja. Dar nematau, ką kavoja, tik matau patį atliekamą veiksmą. Kaip brangakmenius, netgi man atrodo, kaip kristalai, brangakmeniai tokie, ta prasme, eterinėje erdvėje. Tai yra tai, kad man pasąmonė rodo tą kaip materiją, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog informacija. Slapsta informacija, kuri yra panaši kristalo vibracija, į kristalo vibraciją. Ir matau, kad jinai tą erdvę pjausto ne šiaip padrikai, bet ieško taškų. Vat pavyzdžiui, kai mes sienoje ir galim barškinam ir žiūrim, kur yra erdvė tuščia, o kur yra pilna, ar ne, mes galim atskirsti pagal garso tą sklidimą. Tai aš matau, kad jinai irgi tą patį daro, ta prasme, ieško saugios vietos erdvėje, nes netgi ir ta pati erdvė nėra saugi, nes matrica hibridinė yra jau kaip ir paėmus, ar ne, ten tos atšakos, visos tos šlangos yra jau išsidraikiusios labai plačiai kosmose. Tai va, jinai ieško tų vietų, kur dar nėra paimta matricos ir tenai slepia. Aš matau, kaip atrodo, kaip ateitų fiziniam lygmenyje, matytumėm, kaip tsunamis ateina, banga tokia tamsi, tai erdvėje, eterinėme lygmenyje irgi matau, kaip ateina tokia matricos hibridinės banga, tokia man net žandikaulis kažkaip reaguoja. Net nerakina žandikaulių, o tokios, kaip sakyčiau, jausmas, kaip matau, kad kažkas citriną valgo ir pas mane toksai darosi jausmas rūgšties. Žodžiu, jinai neatėjusi yra šiaip savo, jinai atėjusi yra su tikslu, žinanti, ką daro. Kodėl jinai, ta prasme, palauk, žiūrim tada sielos sudėtį, kokia yra. Taip. Visa sielos, kosminės sielos dalis, tai yra apie 70, bet 50 jinai yra pakavojusi, tai yra tai, kad kol jinai yra vaikas, jinai specialiai yra pasidariusi taip, kad kol yra vaikas, jinai būtų užrakinta, tiesiog ta informacija būtų užrakinta tuose archyvuose, kad būtų saugu.
nes mes jeigu turim tą atsidarytą kosminę dalį, tai yra visas informacinis laukas, tai mūsų patirtys, archyvų medžiaga. Ir jeigu mes esam vaikas nesąmoningai, ta prasme, nesąmoningai darant tiek, kiek suaugęs žmogus, tai jinai yra labai rizikinga laikyti atvirai. Ir aš matau, kad jinai taip ir padaro, pavyzdžiui, iki kažkokio tai laikotarpio, kad triggeris atidarytų tą likusią informaciją. Tokį kaip, aišku, aš matau, kad tai yra kaip ir tas triggeris, kuris nėra labai malonus žemėje, tarkim, kažkokia stipri nelaimė, stiprus įvykis, kuris taptų tuo triggeriu. Nes aš matau, kad laimė informacijos netrakina, o kaip tik sukrėtimas atrakina, kaip supurto. Tai va tas supurtimas pas ją, matau, yra įdėtas į jos pačios labirintą. Tiksliau, tai yra tie sukrėtimai yra įdėti interferentų, bet jinai juos dar vieną iš jų tokį kaip ir padarė aktyvų labai, įdėjo dar savo tą tokį kaip ir pastiprinimą, kad būtų toksai stiprus sukrėtimas iki pat gelmių, man ateina tokia, kaip gali būti su meilė susiję, taip praradimo jausmas. Tai kažkokio mylimo žmogaus. Tai nėra, kad kažkas ar tėvų ten nešneka apie tai, bet gal pirmoji meilė, gal kažkas tokio sukrečiančio. Tai sielos sudėties, kaip sakau, tas 50 yra užrakinta. Gerai, kiek yra kitų? Toliau eina apie taip 10% žmogaus dalis yra laisva. Man ateina, kad laisva, nes jinai yra stebima, jai leidžia rinktis tas kaip patirtis, stebėti tą adaptacinį tokį polinkį, gal polinkį daugiau pasakyti, į ką labiau linksta, ką labiau adaptuoja, tokia statistika renkantys. Toliau eina 7 maždaug procentai, ir yra labirintas, programos, matau, biorobotai, šalia esantys maldininkai eina per astralą, ateina ir pilkiai įmontuoti tokios kaip mentalinės plokštelės, kad jos aktyvuotųsi, bet nėra stiprus, kaip ir stiprus antpuolis, yra lengvai daroma integracija. Bet aš matau, kad jinai irgi yra stebima tų juodai apsirengusių vyrukų, kad jinai, jie vis tiek duoda tuos limitus tokios, tai kad stebi, kad jinai neperžengtų tų limitų, kur yra jai duodami. Tai limitai, kur yra kontrakte globaliniam? Taip. Tu turi neišeiti iš tų ribų. O taip tau įstatytas tas keliukas ir tu tame keliuke gali daryti, ką nori, bet išeiti tu negali. Taip. Dabar ateina stiprus drakonas išlenda. Jis yra globaliniam, bet šitas drakonas veda ir tokiu kaip... Aš taip matau dabar, kad šitas drakonas turi už pavadėlio, tokį kaip grandininį pavadėlio, tokį kaip kipšą, ne kipšas, demoniškas kipšas, velnes, tokį, bet jisai stovi ant 4 kojų, kaip, koks tas pavadinimas galėtų būti dabar, tai nėra žvėris, kurį mes galėtumėm sutikti 3D savo žemėje, tai yra kaip iš mitologijos, netgi sakyčiau. Aš esu mačius, bet aš neatsimenu pavadinimą. Galima sakyti kaip chimera, bet chimera ne su 3 galvom, tokia... Hybridas. Hybridas, taip. Bet jisai yra kaip trigerinimas. Jisai gal ir yra kaip sargybinis, kad žiūrintis irgi, kad neišeitų iš to kelio. Jisai yra kaip... statytinis šito drakono ir prižiūrėtojas mergaitės. Tai visa likusi dalis, matau, yra šito, o ant galo yra uždėta blegų programa, kuri
sintetina tai, ką jinai sukuria per daug. Tai pavyzdžiui, šviesa, kurią jinai skleidžia, jeigu jinai naudoja dabar šviesę savo pusę, tarkim, skleidžia iš savęs gėrį, grožį, tam laimę, tai kad nebūtų per daug jo, tai tokį kaip nusėmė šitą susintetina. Pavyzdžiui, kaip pienas rūgdamas, jisai išskiria tą grietinę, ar ne? Tai tam, kad tos grietinės ant to viršaus nebūtų per daug, šita programa nuima ir susintetina kaip statybinė medžiaga tam drakonui. Gerai. Nu, sakyk. Ir man taip indikuoja mano kūnas, man šiek tiek pjauna po krūtinę skrandžio vietoje. Toksai nemalonus skausmas, atrodo, kad tenai bando irgi integruoti kaip implantus programas ir irgi burna man kažkaip tai labai susiję su mergaitė, vieni pokyčiai, paskui kiti pojūčiai tai yra. Ir dabar ant gomorio toksai kaip šaldymo šaldantis giliai ant gomorio, ne čia prie pat, kur liežuvis šneka, o ten giliau, toks šiek tiek eina šaltumo pojūtis. Tenais irgi yra įstatyta tokia kaip plokštelė. Nu, nėra nusiskundimų tokių, bet mergytė maža, žinai, gal net nesupranta, kas blogai, kas gerai. Nesvarbu. Gal dar aktyvacijos nėra, jeigu tik tai yra, ne, implantas ten matai? Taip, ten plokštelė ir aš matau, kaip iš tos plokštelės išsiskiria kažkokia medžiaga. Nu, kaip skystis toksai, kuris keliauja paskui tais kitais skysčių latakais ir tenais paskleidžia tą informaciją. Bet iš to drakono globalinio matau, kad eina į kitą agregorą. Tame agregore laikomos šitos jaunos sielos, kurios renkasi patirtis. Tai yra tame limito agregore, kurios yra po padidinamo stiklu, kad neprarastų kontrolės joms. Gerai. Ir tada į matricą. Koks yra kontraktas įvardinti, jeigu jį? Tai ir yra, man tai ateina toksai, jisai nėra sunkus, jisai tiesiog kaip leidimas pradžiai, kad rinktis patirtis, eksperimentuoti, stebėti, kaip čia pasakyti, netgi sakyčiau, kad kaip įvardinti, eksperimentuojant, atrakinti tą kosminę dalį, kad jie turėtų priėjimą, pasidalinti informaciją, tą, kurią jinai turi. Gerai, čia yra šitas su žvaigždute kontraktas, o pats pagrindinis, kai jinai kirto sienas, turi būti rimtesnis. Taip. Tai jisai aktyvuojasi tada, kai jau surenka patirtis ir jau perprogramo, tai yra žmogaus dalis, kai jau įstatyta viskas. Koks šitas kontraktas? Tai aš netau sakau, kad galvoju, kad gal bus įdomu kitiems, kad sužinotų dėl ko ir kaip jie čia skiriasi. Nu, tiems, kurie kopijuoja, mus nereikia tos informacijos, o šitą klientę žino. Stipriai. Gerai. Tada. Gerai. Tai aš tada žiūriu į tą, palauktų, einu į tą, man nuveda iš karto į laboratoriją, kur yra įrašomos to registrų centre, matau, viskas yra įrašyta, tai aš išsitraukiu jos tą bylą ir matau, kad tenais yra kaip ir kažkoks, palauk, susidvejinimas turi būti. Susidvejinimas. Blogio ir gėrio priešpriešą. Per gerumą integruotis su gėriu, kad galėtum daryti blogą. Žodžiu, pertransformuoti ir reverse padaryti. Taip, nes jinai tada, kai jinai, pavyzdžiui, darys blogą, jie žino, kad jinai yra paslėpusi šituos kristalus, tą informaciją ir jiems reikia tos informacijos. Tai jie nori ją, oi, kaip galvas skauda, palauk.
jie nori tos informacijos surinkti šitų kristalų vibracijas, nes jiems jinai reikalinga, jinai kažkur turi būti įstatyta. Tuoj jinai surinkinėja tai, kas jinai surinkinėja tai, kas buvo į žemę įstatyta kaip šaltiniai kažkokie, tai dabar surinkinėja ir paslepia, kol bus saugu juos vėl išleisti, nes ta matricos banga ateina kaip virusas užtvenkiantis, kaip galima pasakyti. Nu va, kaip tsunamis, aš matau, sakau, va tokia pareina interferentų matricinė banga, taip, tokia didelė. Čia aš apie eterinį lauką šneku. Taip. Ir jeigu jinai pareina, kol šitie, aš vadinsiu kristalais, ar ne, nes informacija labai paskui, kai sakau, kad informacija, tai sunku paskui surišti tą. Tai vat, kristalai dabar yra eterinėme lauke, žemėje yra tie kristalai dėti. Jeigu jie bus toje vietoje nepatraukti, atėjusi matricos banga, juos gali kaip ir užkrėsti. Ir tada jau iš savęs, ir tai, ką žemėje jie dar skleidė dabar kaip gėrį, jie po tos bangos, jie skleis blogį, trauks gėrį, skleis blogį, va tas kaip ir dabar, jeigu užkreistas kristalas, jisai traukia ir skleidžia tą negatyvą, tai va čia irgi jie turi surinkti tą informaciją, kad jiems reikia šitų kristalų, kur jinai yra išslėpusi, bet matau, kad dar yra žemėje labai daug likusių tų vietų, kurioje yra kristalai. Juos fiziniam lygmenyje tai nėra kaip materija, kaip pavyzdžiui, iškastum ten tą kristalą, kad atčipinėt galėtum, bet tai yra vieta, kurioje yra pasikraunama tokios kaip šaltiniai, kaip kažkokios geros vibracijos plotai, kuriuose, pavyzdžiui, pabuvus ten stovyklą padarius, atsigeneravus, pagyvenus, atsigauna siela, pasikrauna to kristalo vibracijos. Tai vat jeigu ta banga nuėjusi už tą vietą užima, reiškia, ta vieta jau lieka kaip ir informacija žmonėms, kad tai yra vieta, kurioje pasikrauna, jie vis tiek keliauja į tą vietą, bet jau ta vieta veikia negatyviai, atimdama iš jų, neduodama, o atimdama. Taip. Common sense, jo. Tai čia iš sielos sudėties viskas, ane? Pabaigai? Taip. Tai tas drakonas čia paskutinis, ane, yra užimantis visą tą dalį. Taip, ir ant galo ta blegų, kur sintetina tą, kur taip. grėtina tą. O iš papildomų yra kas nors pas ją? Bandoma įmontuoti, yra pakišami žmonės, matau, kad juos jungia kaip ir energetiniai tokie ryšiai, tų kontraktų tokių stiprių įsigaliojusių nematau, tik tais leidimai, kad per tuos, kad tie žmonės vestų ją į aplinkybės, kur aplinkybės, pavyzdžiui, tose aplinkybėse gaunama kontraktą, tarkim, draugai, kurie įtakoja kažkokius tai veiksmus arba elgesius, klasteris gali įtakoti. Šiaip medijos informacija, nes, pavyzdžiui, ieškau kažkokio vaizdelio internete ar ne ir susirandu būtent tą žmogų, kuris veda ten kažkokią tai seminarą ar kažkokią medžiagą pateikia. Tai irgi mes ne šiaip savo gaunam, mes gaunam arba dėl to, kad mūsų pasąmonė tą parodo, arba dėl to, kad interferentai mums pakiša šitą informaciją ir kaip mes tą informaciją integruosimės savo. Tai aš matau, kad tai yra labai smulkiai surežisuota jos tas informacinis laukas, tie pakištukai žmonės, kurie veda į šitos kontraktus. Pažiūrė klasteris. Aš matau, kad klasteriai kažkaip tokių sunkių programų kaip ir nėra. Į programų yra, bet nematau, kad tai būtų juodas klasteris. Tiesiog programos, kurios reikalingos būtent šitai sielai atrakinti jos mentalinės plokšteles, kurios buvo integruotos triname lauke. Gerai. Pažiūrėk, ar skiepai kažkokią žalą davė? Aktyvavo dalį programų. Šitą aktyvavo blegų sielos sudėtyje esančią tą užraktuką, tą sintetinimą.
Mhm. Gerai, kraujas. Tai vat kraujyje ir yra tie, tų programų vibracija Mhm. programėlės. Toliau archyvai pasižiūrėk, kaip atrodo. Šita siela turi du archyvus, tai vienas holograminis, kur apsimeta, kad tai yra jos, o kitas yra jos tikrasis pakavotas už to holograminio. Va, kaip ir sakau, jinai užrakinus yra tą savo didžiąją dalį tos kosminės dalies, tai čia yra tas, kad jinai duoda tą holograminę, kad tas kitas būtų užrakintas, iki jinai bus sąmoninga. Supratau. Toliau. Toliau, sakau, neklausiu. Aš dabar galvoju, kas toliau. Geras. Palauk, norėjau paklausti apie širdį antrą. Ar turi? Neturi, ne? Gerai. Bet ją galima... Širdis nėra saugykla, atsiprašau, aš tave pertraukiau, bet jinai pasąmonė ją laiko šituose archyvuose, kurie užrakinti, jinai nėra saugykloje, o kai bus laikas, jinai pati aktyvuosis šitą. Nes šiaip vaikam aktyvuoti dabar tą antrąją širdį, realiai tai yra nelabai saugu, nes vaikai dar nėra sąmoningi ir jie supranta pasaulį šiek tiek kitaip, ar ne? Jų norai kartais būna, per stiprus. Jeigu vaikų norai išsipildytų visi, tai šiaip pasaulis būtų chaose. Taip, klausyk dabar šitą. Kokios pas ją, matai, neklaus, kokios užprogramuotos lygos, čia nereikia, bet jeigu pažiūrėjus į eterinį kūną, pažiūrėk, ar tu matai, kad kažkas yra kaip ir, netvarkoj, žinai, tokie implantai ar kažkas tokio, vat. Tai aš tuos implantus matau, bet tokio kaip ir, matai, aš nelabai suprantu, kurie aktyvuoti, kurie ne, nes matau tą bendrą informaciją tik tais, bet aš galiu įvardinti, kur yra implantai ir gal tai tu matysi, kas yra aktyvuota. Tai aš vėl pasilieku prie burnos, kažkas tenais yra tokia kaip sensoriai, arba jie suaktyvinti, arba jie kaip tik prieš ją nukreipti, bet burna, akis. Akis, kas yra akyse? Hologramos įstatytos, limitavimas, ribojimas, tai yra akių hologramos surištos su mentaliniam plokšteliam, kad, pavyzdžiui, žmogus nemato platesnių, kaip sako, platesnių vandenų, ribotas matymas. Tai gal tai ne hologramos galima įvardinti, bet tą ribotumų programą įstatymą į akis. Tai čia ir sustojam, nes čia tik tai vienintelis punktas, o kitų gali nesakyti, nes jeigu ne... Labai greit čia susisukom. Nėra aktyvacijos, nereikia mamos programuoti, žinai. Čia yra jai yra pripažintas astigmatizmas, liepia nešioti akinius, bet nenoriu dėti, nes nepastebėjau, kad nematytų. Geriau pratimų su vaiku daryti, žaidimo forma yra daug pratimų, netgi ir internetinė erdvė yra grupės, kur žmonės atsistato su pratimais, su mankštam savo kites. Tai ir mergaitai galėtų mama pasidomėti kokiais lengvesniais pratimais ir, kaip sakau, žaidimo formą su mergaitė žaisti, bet tik ne akinių, nes tada, kai uždeda akinius, tada akis atrofuoja, jos nebedirba, jos nesistengia. Gerai. Tai iš emocinių problemų tai yra vandens baimė, užeina ožiukai, nieko negirdi, nieko nenori girdėti, ką sakai. Čia 3 metukai, žinai, pats gazas. Pats gazas rodyti. Bet šiaip, pavyzdžiui, kas liečia jos žmogaus dalies tą charakteristiką, tai aš matau, kaip jinai apsikabina visus, atrodo, gal tai nėra dabar fiziniam lygmenyje tas aktyvacija įvykusi, bet aš, pavyzdžiui, matau, kaip jos yra toks bendras bruožas, jinai bėga, medį apsikabina ir taip, tokia, žinai, su meilė. Paskui matau, kad labai mėgstanti mergaitė, kuri apsikabinti, toksai man eina
meilė didelė iš jos. Au, širdį skauda, palauk. Kas Tuoj. ten? Kaip ir implantai programos, bet mes sustojom ties akim bet pačiai irgi yra. Ai, va, aš tau sakau, jinai pasidariusi triggerį vėlesniam laikui, dabar pas ją meilė auga, tokia plėtėja ir tada triggeris ją, kaip sakau, praradimas arba pirmosios meilės, arba dar kažko aktyvuoja atidarimą jos kosminės dalies, kai jinai jau būna sąmoninga. Supratau. Jei tiesiog yra, kaip jo, informacija atsidarinėja. Gerai. Viskas užtenka čia iš tų problemų. Eina pažiūrėti Pažiūrėk, ar buvo 7 reinkarnacijos ar daugiau? Iki nusinulinimo buvo 7 ir man dabar tokį vaizdą vėl išmeta, aš nežinau, kodėl tai atrodo, bet gal mama supras, arba čia iš kitų reinkarnacijų, žodžiu, jinai stovi priešais mane, šypsosi ir valosi dantis su dantų šepetuku ir sako, labai svarbu valytis dantukus. Tai aš nežinau, ką čia tas reiškia, bet matau tą jos netgi perdėtą valymąsi, atrodo, kad jinai labai daug valosi, palauk, informacija ateina, tuoj meta mane į reinkarnaciją. Aš matau, kaip jinai yra moteris, turi irgi matau mergaitę ir tai mergaitė yra labai tokia kaip sunkiai pagydoma liga, netgi sakyčiau, kad nepagydoma liga, autoimuninė ar kažkokia tai. Ir jinai yra apsėsta valyti mergaitį dantis, nes per dantis yra paleista programa va šitos nepagydomos ligos, nes kai dantys sugenda, kokią nors skylutę, per tą skylutę labai lengva pagauti kažkokią tai infekciją, kuri tiesiai eina į nervinę sistemą, į nervus. Į nervus. Man ateina, kad tai kažkokia kaip neurologinė liga yra galvos liga. Ir man tokia informacija, aš nežinau, kodėl man duoda tą informaciją, bet tokia kaip netgi suformuoja informacinį burbuliuką, man jinai iš karto ir paduoda, kad yra labai svarbu turėti sveikus dantis, nes tai yra tas pats kaip ir Achilo kulnas. Žinai, kaip sako, silpnoji vieta žmogaus yra Achilo kulnas, tai yra per emocinį prizmę žiūrint, o dantys yra silpnoji vieta pačio organizmo kaip fizinio, tokio kaip ligų, nes čia yra atviras kanalas. Pavyzdžiui, galvą pakaušį atidarius, tu gali tiesiai prieiti prie neuronų, ar ne, tai yra tiesioginė prieiga. Fiziniam lygmenį, bet aišku, mums niekas netidaro šitų pakaušių, žinai, kad įdėti ten kažkokią tai virusą, bet per dantis fiziniam lygmenį, jeigu ten yra atviras kanalas, labai lengva yra integruoti fizinę ligą. Jo, per tuos pliombas visokias, kurios turi daug evil metalų. Ir jeigu dantis lieka atviras, pavyzdžiui, skylė dantyje, ir jeigu žmogus nesitvarko, ten irgi eina tiesioginės hibridinės matricos informacinės programos, interferentų programos. Tiesiog jau tenai yra atvira erdvė, jau viskas ten, tau nieko net nereikia nuimti. Čia toks tiesioginis šulinys. Portalas, ne? Galima sakyti, fizinis portalas, įdėti ligą per sugedusį dantį per skylę. Geras. Ar taip ar taip blogai, ar užsiplombuosi, gal uždarysi kanalą, bet ten chemijos privarstau. Jo, tai nežinau, kuris variantas yra geriau. Tai man įrodo dantis valytis, dantis labai svarbu valytis dantukus. Man jinai taip sako, tokia su šypsena, labai svarbu valytis dantukus. Gerai, pasižiūrėk dar kokia reinkarnacija. 1. Matau aš. Labai intelektualus vaikas, tokius vaikus vadina vunderkindais, kurie jau moka kalbėti, rašyti, skaičiuoti labai
labai ankstyvame amžiuje, dar nepradėjo darželius, mokyklas ir jie turi tokį kalbėjimo manierą, kurios nelabai kas suprastų, tokie vaikai atrodo, kad jie nusišneka, o iš tikrųjų jie bando sužinoti kažkokią tai informaciją. Palauk, kaip čia pasakyti dabar. Pagal visuomenę normalus vaikas yra tas, kuris nori būti pardavėja, gaisrininku, policininku. Viskas normalu, ar ne? Bet jeigu vaikas nori būti ten kažkokiu tai, kokį pavyzdį dabar pasakyti, kuris apie kokiu tai šneka apie nematomus dalykus, nežinomus dalykus, tai tas jau kažkas negerai su tuo vaiku yra. Tai vat, žiūrint pas kokius tėvus pakliūna irgi, žinai. Nu taip, bet tas jeigu vaikas pradeda darželį šnekėti, tai jis irgi yra nurašomas į tuos, kažkas negerai su tuo vaiku. Priskiriama autistam, priskiriama dar kažkokiam diagnozėm, nes tas vaikas, atrodo, kad jisai nenormalus yra. Jeigu jisai kitaip suvokia, jeigu jisai nedaro, kaip kiti vaikai daro, jisai savo pasaulyje gyvena, tai jau jam yra pripaišoma diagnozė. Tai aš matau, kad šitas vaikas, man jisai ateina berniukas, yra wunderkindas, jisai nėra susidomėjęs aplinka taip, kaip jisai susidomėjęs savimi. Oi, geras, jisai tyrinėja save. Čia toksai keistas vaizdas, bet aš matau, kad jisai gali, pavyzdžiui, matau tupi prie šaligatvio tokio, kaip būtų prie kelio ir yra toksai kaip dirvožemis, ten yra žolyčių ir kažkokie kaip vabaliukai, jisai pasiėmęs kitą mažesnį pagaliuką siaurą, bando, kaip skrusdėlė, pavyzdžiui, jisai iš vienos pusės pakiša pagaliuką, stebi, kaip tas skrusdėlė apeina, pavyzdžiui, ką jinai daro, ar jinai lipa ant pagaliuko, ar jinai apeina pagaliuką, toksai, aš matau maždaug 4-5 metų šitas berniukas, bet jisai jau ne tai, kad jisai žaidžia su pagaliuku, bet jisai stebi, kaip tas vabaliukas reaguoja į pakištą pagalį, kaip jisai reaguoja į kliūtį, pavyzdžiui, ar ne, arba kaip jisai pasiduoda kliūčiai. Bet čia labai daug vaikų taip daro. Tai tie, kurie daug vaikų daro, jeigu jiems išlieka tas susimąstymas, tas interesas, tai tokiam vaikam yra prognozuojama labai gera ateitis, bet jeigu jie yra numušami, ateik pažais, kur tu ten dabar atsitūpęs, ateik pasisupsi. Tada jau po biškį ir yra tas vaikas numušamas nuo to susidomėjo, jis praranda susidomėję, jam atrodo, kad, gal geriau tada pasisupti, negu ten pažiūrėti, ką tas vabaliukas daro. Supratau. Ir palauk. Man įdomu iš viso, kokia misija yra pas ją. Kokia misija jinai atėjusi ir... Tai ir sakau, išslapstyti paimti žemėje esančių kristalų tą informaciją ir ją pakavoti, kol nueina ta matricos banga, kad neužkrėstų kristalų. Čia pagrindinė misija, supratau. Taip. O kaip jinai įkliuvo žemėje, kodėl jinai neatėjo tiesiai? Matau, kad jinai pakliuvo į sūkurį, o kai pakliūni tą sūkurį, tokį kaip tunelį, prarandi orientaciją ir tave įmeta kaip į mėsmalę. Labai daug tunelių yra užkrėstų ir tu tiesiog žinodamas prieš tai, kad tai buvo tas saugus tunelis, tu tiesiog pakliūni jau į nebesaugų. Ir aš matau, kad daug šitokių sielų, kurios ateina galvodamos, kad vis dar saugu tie tuneliai, jie pakliūna į sūkurį. Net matau, kad į tas sūkurys juos iš karto skaido, taip išskaido tą sąmoningumą, netgi, sakyčiau, informaciją. Gaunasi kaip mėsmalė, aišku, kad paskui jau jinai įkrenta, jinai neišsiskaido, bet jinai tampa vis tiek toje vienoje erdvėje, tame tunelyje, bet jinai tampa išskaidyta į gabaliukus, kuri nesusijungia ta informacija, bet jinai vis tiek tame tunelyje. Ir kai nukrenta į tą surinktuvą, tokią kaip į tą tinklą, tada jinai yra paimama ir jau visa ta masė yra
dalinama, skaidoma ir taip toliau. Bet tai irgi nuo sielos sąmoningumo priklauso, ant kiek jinai stipriai bus išskaidoma tame sūkuryje. Pjaustymo mašinoje man taip ateina. Supratau. Tai va, o ta reinkarnacija, kur čia tas buvo, sakau, tas wunderkindas, tai ir išeina jisai į labai mokslinę pusę, tai susidomėjimą ir man tai ateina daugiau tokia pusė kaip psichologija, parapsichologija, va tokia eina iš, šiek tiek su mistinė dalimi. Gerai, vat ir irgi įdomu, kad pakliuvo irgi šeima tokia, ne, kur mama irgi atsibūdusi, tėtis ten nelabai, kiek aš suprantu, bet nesvarbu, mama, žinai, atsibūdusi. Tai irgi, žiūrėk dabar tokį variantą, ar ta šeima buvo pasirinkta jos pačios, ar jai paskyrė? Nesitikėjau, kad ta šeima atsibus, nes neturėjo atsibusti. Matai, paramachus kokius daro gerus. Gerai. Tai jos archyvai kaip ir geri, ne? Taip, jinai yra davusi tą dalį, kur yra nereikšminga, tam, kad galėtų... Taip, supratau. Ar yra dar kažkokia reinkarnacija įdomi, kur jai reikėtų žinoti? Jinai man sako, kad muzika yra jos išsigelbėjimas ir jeigu jinai pajus, kad jos emocijos eina į žemesnę pusę, muzika ją pakels atgal. Matau, kad jai yra labai svarbu išlikti toje aukštoje vibracijoje, nes jinai kitaip tų kristalų atrinėme lauke neras, jeigu jos emocijos ir ta pati vibracija bus žemesnė, nes kristalai, kad ir žemėje, pat įsivaizduoti, kad tai nėra tik tais rutulys toksai, bet jisai to žemės kaip ta energetinis branduolys, jis irgi yra suskirstytas kaip laiptais, kaip tokiom juostom viena ant kitos. Tai jeigu jinai bus žemose vibracijoje, jinai nepakils į tą vietą, kur yra paslėpti tie kristalai, ne paslėpti, o įdėti tie kristalai. Bet man rodo, kad muzika ją išgelbės, man ateina tokia kaip arfos kažkokios, tokios, va, ta muzika. Styginės, ne? Styginiai. Klausyk, dabar šitas kristalų ieškojimas, kaip turėtų jai būti? Tai yra tiesiog būsena jos pačios, ar reikėtų jai šitą daryti per keliones ateityje? Per keliones ateityje, tai yra pirmiausia, tai jinai fizinė, sakau, jai reikia tapti sąmoninga, kad jinai galėtų valdyti savo informaciją, nes jeigu nebus susisiekęs protas su pasąmonė, gali įvykti didesnių, skaudesnių dalykų. Tai vat, matau, kad jinai kaip, aš nenoriu sakyti, vienas iš galimų variantų, kurį man dabar rodo, jinai būtų buvęs, kad jinai praradusi tą, vat, sakau, tą pirmąją meilę, jinai pradeda keliauti. Pradėdama keliauti, jinai pradeda ieškoti savęs, ieškoti vietos, kur galėtų susigydyti tą širdies skausmą. Ir vat, per šitą ieškojimą jinai atranda tas vietas, kuriuose jinai jaučiasi ramiau. Tas širdies skausmas yra, ar ne, ta būsena yra, bet jinai su šituo jausmu jinai gali atrasti vietas, kuriuose ta širdies skausmas tampa ramesnis, lengvesnis, jisai galbūt netgi dingsta. Tai vat, per tokias paieškas jinai sąmoningai randa tas vietas, bet jau pasąmoniniam lygmenyje pasąmonė šitą vietą apsaugo, išimdama tą vibraciją, kol praeis tas tsunamis. Viskas aišku. Gerai, Lina, viskas aišku, labai šauni mergaitė, labai šviesi ir perspektyva didelė. Jos laukia, jeigu mama augins ją taip, kaip dabar pati sąmoninga yra. Ok, pradedam tada valymą. Perduok antivirusinės jai. Jinai pati kokios turi informacijos? Taip, taip turi.
jinai man parodo vat, tą paslėptus archyvus, kur jinai yra užsidariusi, tai vat, bet jinai neima iš tenais dar kol kas informacijos, nes tai lieka, net tiesiog parodo tokį kaip informacinį burbuliuką, tik tais suformuoja, iš tenais išsimdama vat, savo tą programą. Bet kitkas viskas lieka užrakinta. Ir jinai suformuoja, aš jai duodu, jinai susideda su savo, suformuoja, integruojasi, aktyvuoja. Programos lūžinėja. Gerai. Programos lūžinėja. Gerai, dabar išsikviečia visas sielas, kurios turi leidimus, kontraktus. Tie žmonės, kurie sielos yra pakištos pagal jų labirintus. Susirenka. Nusikerta visus ryšius, išmeta. Tai padaro. Ok. Dabar visi implantai, kurie neprograminiai, jeigu tokių yra, identifikuoja ir išmeta. Ne, kol kas matau, kad jie visi programiniai yra, nes tie neprograminiai paskui jau yra įstatinėjami, o dabar kol kas ateis tas aktyvacija. Gerai. Tada galime atsikratyti šito labirinto. Atsikratyti maldininkais, pilkiais. Ten daugiau biorobotai yra tie maldininkai, tai per astralą su pilkiais ateina, o visas tas vairas biorobotų rankose matau. Susirask pagrindinį, pasimkit kontraktus ir sunaikint ir viską į portalą. Susitvarkykit astralą. Padaro. Gerai. Persikošėt kraują, skysčius. Išmeta. Taip, klasteris, ką jinai nori daryti su juo? Jos pasąmonė išeina, bet ne dėl to, kad klasteris blogas, o dėl to, kad vis tiek, kaip ir aš vakarykštėme seanse minėjau, kad siela pasirenka išeiti dėl to, kad vis tiek iš klasterių ateina programos ir tai jau duoda nelaisvę. Tai geriausia būti visai atskirtam nuo programų, kurios velkasi iš klasterio. Tai jinai save išsiplėšia, tai nereiškia, kad jinai bendrauti nenori ar ten kažkaip blogai kažkas, bet tiesiog, kad nėra programų, ryšio nėra. Žiūriu, kad jinai nusikerta ir išeina. Gerai, tai aš suprantu, archyvų net nereikia liesti. Toliau pinigų matrica. Net štai išmeta, nes jinai buvo limituota. Jinai susikuria savo ir aktyvuoja skaitmeninę. Gerai, super. Toliau, kas čia dabar yra informacinis laukas. Išima išmeta. Mentalinės plokštelės. Išmeta. Gerai. Nu ką, dabar galime eiti prie pagrindinio kontrakto, tai yra tas drakonas. Jinai pasikėlė dažnius. Taip. Sunaikina visus kontraktus. Nu, ta pagrindinė knyga. Išmeta. Gerai. Atsijungia visus ryšius nuo šito Gregoro. Kas? Prie šito egregoro buvo tas, kaip sakau, tas kipšas, tas pasiuntinys. Tai jinai irgi matau, kad tai yra leidimas, kaip jie gudriai padarė ir prie to yra pristatę. Tai irgi sunaikina šitą ir išmeta ir atsijungia.
sielom perduoda tegul informacinį burbuliuką, kad atsijungti. Aha, permeta burbuliukus. Atsijungiam nuo matricos. Atsijungia. Išsiregistruoja save iš duomenų bazės. Tai padaro. Taip, peržiūrėk čakrų veiklą. Čakros gražiai veikia, žmogaus dalis irgi gražiai atrodanti. Kūnas švarus, eterinis, emocinis irgi. Labirintas susikūrė. Aha. Taip. Susikūrė? Taip. Taip, pasiemocinis kūnas. Man atrodo, kad ten geras, ne, pažiūrėk. Aha, tai aš sakau, susitvarkiusi nei savo tas. Ir kai jinai taip susitvarko, viską jos 7 apsaugos jos dar iškiau pradeda šviesti. Nu, super. Tai viskas, ne, iš tos pusės. Ta antra širdelė integruosis, kai jinai pati tą nuspręs. Taip, kai archyvai atsirakins. Gerai. Duok jai informaciją apie tai. Ar jinai žino jau šitą dalyką? Jinai žino šitą. Viskas super. Jauna siela, matai, pas ją dar nėra tos amnezijos tokios. Ok. Klausimas toksai, čia man įdomu tiesiog. Ar ji buvo nustačiusi, kiek laiko ateis į Žemę? Taip. Kiek laiko? Tai nėra metai, ta prasme, jinai Supratau, bet kažkoks tai laikas. Kai išneš šitos kristalus, jinai išeis iš čia. Tai kristalus gali nešti visą laiką? Visą savo egzistenciją? Ne, iki tos išnešimo, iki tos ateinančios bangos matricos. Kada jinai yra numatoma? Čia yra kalbama apie ciklo pabaigą? Dabar ateina, kad tai ne ciklo pabaiga, o ciklo pasikeitimas. Man taip ateina, kad aš nematau to kaip pabaigos, o tiesiog kaip pasikeitimą. Tai matricos kaita. Supratau, tai dabar yra tas pats. Tai gerai. Tai čia neaišku, kada jinai arba šį kartą išeis, arba dar po kažkiek tai laiko. Supratau. Žodžiu, priklauso viskas nuo jo. Šit tik tai taip įdomu buvo man pačiai. Ar yra kažkokia tai žinutė, ką jinai norėtų perduoti žmonijai arba savo fiziniam kūnui? Jinai taip nori perduoti šitos informacijos burbuliukus, kuriuose yra informacija apie tą dar švarų kristalų, tą vibracinį lauką, kur yra tos vietos, kur galima dar atsigeneruoti ir, kad kaip atrodo kaip saugios vietos kol kas. Tai jinai tą išmeta visiems su žaktuku, kad pasąmoniškai žmonės primdami sprendimus artėtų prie tų vietų. Gal tai nebus visiškai tos identiškos vietos, bet vis tiek artėdami prie jų mes jaučiamės geriau, negu būdami toli nuo tos vietos. Tiesiog, kad žmonės trauktųsi iš tų negatyvių kaip vietų, kurios negatyviai ir virsta į portalus. Supratau. O sau ar tėvams? Ne, man dar sako, kad tą muziką jau dabar nuo pat mažumės galėtų mama pratinti prie tos styginių arba kažkokios simfoninis gal ne, bet tokios yra arfų, man vis tiek arfa kažkaip tai eina, kad klausytis tų, kad jie
pavyzdžiui, šitaip, man dabar jinai sako, vaikui labai, ypatingai mažam vaikui labai yra svarbus tas mamos emocinis ryšys. Jį galima pririšti tą jausmą su dabar, ką mama veikia su mergaitė, ją gali įmontuoti kaip mentalinę plokštelę vaikui saugumo jausmą, pavyzdžiui, būti pavyzdžiui, kaip paleisti muziką kokią nors švelnę, ar ne, ir tuo metu, tarkim, su mergaitė veikti kažką tai smagaus, arba apsikabinti, arba paniuniuoti, arba dar kažką, kad vaikui ta muzika, jo, ir kad vaikui ta muzika taptų trigerių mamos apsikabinimui. Vat mes irgi sakydavom, ar ne, kad atrodo išgirsti, užuodi, dar kažkas trigeris smegenyse arba blogas, arba geras. Tai vat tas trigeris gali jai ateityje labai praversti, jinai išgirdusi arfos kažkokį tai vat gražią muziką, jai gali priminti tą mamos apsikabinimą, mamos šilumą, mamos saugumą, kad jai jautųsi tuo metu taip, kaip tuo metu jinai vaikas jautė. Super. Kaip ir viskas. Jo, aš tai dabar jai duodu burbuliuką, žinai, kad jinai, man labai patiko tas tavo pratimas, sakau, visos teisės priklauso Jurgitai, kitos teisės vadinasi, kūrybinės teisės. Žodžiu. Čia atradimo teisė jau, nebe kūrybinė. Žodžiu, perdodu aš burbuliuką mergaitai, kad jinai išsipjautų save iš tos erdvės, čia palieka hologramą, kuri gyvena toliau, o pati randa, pakyla į aukštą jausmą, aukštą dimensiją ir tenais pasislepia kišenėje, kad galėtų ir toliau, net kreipiant kitų dėmesio, rinkti tų kristalų informaciją ir ją kavoti, išnešti. Gerai. Šaunuolė. Viskas tada, Lina. Taip. Ačiū labai ir sėkmės. Vardą pakeitėm, nebeatsimenu. Pakeičiu. Kotryna lygiai sakė, ar Karolina? Karolina. Žodžiu, sėkmės mažiuliai. Sėkmės, mergaitė.